Labas, aš šiandien esu po hipnoterapijos sesijos. Tai yra mano pirmoji hipnoterapijos sesija mano gyvenime. Ja turėjau pas Indrę Lakimy, tai galiu pasakyti, žinokit, to dar nesu gyvenime patyrus. Ir taip patyrus, ir neįsivaizdavau, kad tai įmanoma patirti. Ir realiai mes kėlėm mano ganėtinai skaudų, labai skaudų ir seną situaciją gyvenime, dvi net kėlėm. Tai antra buvo tęstinė to, su panašiais jausmais. Tai ir išgyvenimais, ir buvo daug visko. Ir labai tokių gilių, tokių stiprių, labai emocijų, kur galiu pasakyti, kad neįsivaizdavau, kad kaip šita praktika veikia ir kad ji taip giliai lenda ir kad sprendžia nuo pat šaknų, nuo pat giliausių jausmų, giliausių tų įsivaizdavimų ir kad keičia iš pagrindų, iš pačio pagrindo viską pakeičia. Ir dabar esu po hipnoterapijos sesijos ir aš jaučiuosi nuostabiai ir jaučiuosi taip ramiai. Nors tiek jausmų išgyvenau per 2 valandas, kad vau, tikriausiai, nežinau, per metus taip nepatiriu jausmų, bet galbūt net per kelis metus nepatiriu, bet šios sesijos metu tai buvo tiesiog nukeliavimas į save, į tą situaciją ir tų emocijų atskleidimas, pajautimas. Aš kiek žinokit sužinojau per šitą sesiją apie save, apie šitas situacijas. Aš ją sugebėjau išspręsti, nuraminti ir paleisti. Tai per tiek metų, aš turėjau jas tiek metų, jūs neįsivaizduojat. Ir šiandien aš jaučiuosi laisva nuo to. Dar su Indre stebėsim, žiūrėsim, ar dar kas nors nelenda va šitą temą, bet žinokit, nežinau, man kažkaip, aš sakau, kai šito dalyko dar nebuvau bandžiusi, meditaciją esu bandžiusi, kitus tos tokius įrankius, ar ne, kaip galima keisti, bet kad va taip giliai keistų, tai dar nesu bandžiusi. Tai labai rekomenduoju, jeigu turit kažkokių skaudžių išgyvenimų savo nutikusių per gyvenimą, ar tai vaikystėj, nes vieną traukėm iš mano vaikystės, o kitas buvo iš jau suaugusio žmogaus. Bet taip pat irgi lygiai taip pat traumuojantis ir skaudus. Tai žinokit, tiek emocijų, kad dabar aš net, žinokit, visas kūnas toksai lengvas ir toks. Čia dabar aš iš karto tai aš įrašinėju, dėl to galbūt rišlios kalbos iš manęs nesulauksit, bet daug emocijos ir daug laimės, kai tai išsprendi tokį svarbų savo gyvenime dalyką ir nori toliau gyventi be slėgimo, be pykčio, be to tokio nešiojimosi savy. Tai pabandykit ir pamatysit, žinokit, kaip tas veikia. Indrė išvis, ji yra tokio gylio žmogus. Labai kviečiu pabandyti
ir pamatyti, kaip skausmą gali pakeisti laimę ir gali pakeisti tas ramybė, šiluma, šviesa. Tai va. Ir nežinau, žinokit, kaip tai pakeitė mano suvokimą. Iš tikrųjų, tai pakeitė ne tik, kad mane kaip asmenį, nes aš prieš tai nebuvau niekada susidūrusi su hipnoterapija, bet pakeitė ir suvokimą iš vis apie psichologinės savipagalbos įrankius. Nes matot, aš galvojau, kad tik tais sąmoningai galima labai daug dalykų irgi pakeisti, bet pasąmoningai ir taip giliai lendant, tai galima pakeisti iš pagrindų ir esant skaudžioms patirtims, esant emocijoms, kurių nepaleidžiam, laikom savy, tai mes tik kenkiam savo. Kai aš dariau daug metų ir aš tikiu, kad aš save išlaisvinau su Indrės pagalba nuo to emocijų kaupimo ir tikrai dar ne kartą apsilankysiu pas Indrę. Ačiū tau, Indrė, labai labai nuoširdžiai.